Sveiki, sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą sugrįžtu su savo naujausiais kolekcijos papildymais. Atidarysiu 3 papildymus, kuriuos gavau ir kurių tikrai labai laukiau. Visus šitos 3 žaidimus tikrai labai mėgstu ir papildymai, manau, pridės daug įdomių dalykų ir šiek tiek to pačiu pakeis žaidimus, kas yra, manau, visada gerai, nes žaidžiant vis tą patį per tą patį, ateina laikas, kai norisi kažko naujesnio ir įdomesnio. Ir to pačiu expansionas, bent jau mano nuomonė, dažniausiai visada leidžia pažiūrėti į žaidimą visai iš kitos pusės. O dabar keliaukime prie pirmojo papildymo. Maglev Metro nauji mapai, All in One. Tai 6 nauji mapai Maglev Metro žaidimui, tarp kurių yra ir Londono mapas, Paryžiaus, taip pat nuo 1 iki 4 žaidėjų, papildomas žaidėjas neprisideda su šito papildymu, ir Marso ir Moonbase'o mapai, bei papildomi moduliai Monorails ir Mechas. Pažiūrėkime, kas yra viduje. Bukletukas, papildomos kortelės, kiekvieno mapo setupas atskiras ir taisyklės. Labai įdomiai viskas supakuota į tokią pakuotę. Tai čia visas kartonas, visi map tilesai. Čia greičiausiai neveikiančių stočių ženklai. Kokybiški, gražus. Taip, toliau čia yra mechai ir dar papildomai naujų keleivių. O, čia greičiausiai nauji tilesai stotims ar kažkokiem depo. Gal sunku pasakyti, va dabar išimsiu vieną, parodysiu iš arčiau. Na jo, gal čia greičiausiai Moonbase'am ir skirti. Bazės bus nestotis tokiu atveju. Taip, rimta pakuotė, tuoj atsidarau ir žiūrėsime. Tai va čia tokie map tilesai susidedantis iš dalių kaip puzlė. Vienoj pusėje Marsas, kitoj Mėnulis. Toliau čia tas Monorails expansions, čia kaip atrakcionų parkas, ir kitoj pusėje mechai. Ir va jau matau Paryžius šitoj pusėje. O čia Londonas. Gražus mapai. O dar tokie papildomai. Trekas kažkoks naujas. Tai va čia protestų tokie greičiausiai. O įsipančinam. Taip, o čia tokie ploni gaidai. Matau mechų. Įdomus, greičiausiai kiekvienam playeriui, nes 4 vienetai. Bet tikrai tokie plonyčiai, labai nežinau, gal net laminuoti reikėtų tokius. Nu jo, čia net ir kam juos išpančinti iš viso, galėjo būti išpančinti tokiu atveju, jeigu jie tik tokią paskaitą atlieka. Tai va, o čia įdomus kažkokie myplų tilesai. O čia įdomu, čia taip įsistato ar kaip, sunku pasakyti. Nu jo, greičiausiai įsistato į senuosius playerboardus. Taip, o dar vienas punchboardas liko. Tai va čia dar papildomi tilesai irgi. Matau, įsistato, tai čia greičiausiai Mėnulio ir Marso žemėlapiam. Ir dabar išbandykim, sudėkim vieną mapą. Va čia kaip tik Paryžius bus. Tuoj. Taip, pakankamai didelis mapas, va čia stotis gražios, viską. Senos upė greičiausiai. Ir va kortelių pekas liko mums atidaryti. Taip, čia passengeriam papildomas skolinimas, kaip suprantu, kurie pasilieka traukinyje. Ir čia už lūpus. Ok, papildomi pointsai, tai jau atsiras dar
Ekstra dalykų, tai va 2 rūšių kortelės prisideda ir tiek. Toks pirmasis expansionas. O dabar keliaukime prie antro expansiono. Tai Beyond the Sun Leaders of a New Dawn. Solo knygutė. Naujų komponentų papildomos taisyklės. Nauji bordai, va dar papildomai tokenų. Čia Doom Trackas. Šitas expansionas prideda ne tik naujus lyderius. Taip, naujas technologijų kortelės. Tai dar didesnis miksas bus. Čia eventai. Planetos naujos. Čia gal solo maudui skirtos kortelės greičiausiai. Reikės pasidomėti daugiau. Ir čia gal solo eventai kažkas tokio. Čia kažkokie achievement kortelės ar kas, reikės pasiskaitinėti detaliau, nes šiaip ir pačio bazinio žaidimo užtenka, bet ir hexa dalykai visada irgi good, o čia lyderių kortelės, kaip suprantu. Tačiau tikrai turėtų dar daugiau asimetrijos pridėti. Tai matau A pusė čia, tai gal bus 2 lygių, A ir B, su savo skirtingais, jo, B irgi, matau. Tai skirtingi setapai ar poweriai, visokie įdomus dalykai, tai tikrai reikės išbandyti. Taip, o čia tie bordai, tai šitas labai panašus, atrodo kaip ir kiti advanced bordai, tik čia kažkoks kitoks setapas. Ir čia jau tikrai kitoks bordas, matosi, skiriasi tikrai nuo iš bazinio žaidimo esančių, irgi papildomas etapas. Tai tik tiek komponentų, greičiausiai viskas turėtų tilpti ir į bazinę dėžę, tai iš esmės manau, tą dėžę kažkur kitur reikės padėti, sugalvosiu. Tai toks antrasis papildymas Beyond the Sun žaidimui. Ir trečiasis papildymas, tuo pačiu ir paskutinis, tai ilgai lauktas Expeditions žaidimo pirmasis papildymas Gears of Corruption, Ironclad Editionas. Visai nemažai komponentų kaip tokiai dėžutei, 2 nauji mechai, atnaujinti bordai, naujos kortelės ir panašiai, tai pasižiūrėsime detaliau atidarę dėžutę. O dėžutės viduje nieko kitoj pusėje nėra gaila. Taip, čia solo atnaujintos taisyklės ir papildomi paaiškinimai naujiems komponentams ir ne tik. Atnaujinti dual layer metai, Discovery kortelės, komponentai 6 žaidėjai, map tokenai dvipusiai. Hero workeriai, kuriuos gauname nuo pat žaidimo starto, atnaujintas tilesas, starting kortelės, mech kortelės, kurios pakeičia žaidimo startą, daugiau corruption tokenų ir corruption kortelės. Taip, čia dar detaliau viskas paaiškinta. Tai čia tie atnaujinti player bordai, dabar jau ir galima daug patogiau tokenus dėtis, viskas turi savo vietą, kita pusė tokia pati, tai turėtų jie visi tilpti bazinę dėžę. Taip, čia seni, o čia naujas, kaip suprantu. Scarecrow. Įdomi savybė, kad galima refreshinant papildomą actioną daryti. Tikrai smagu. Taip, čia irgi senas. Čia taip pat. Ir dar vienas naujas mall. Irgi įdomus.
powerius, tai whenever you gather, you may trash a map to act as if corruption is not covering a benefit. Nu jo, tikrai powerful. Tai va, čia tokie dvipusiai map tokenai, tai dabar galėsime ne tik juos gauti, bet ir gauti kažkokį tais bonusą kitoje pusėje. Taip, šitas atnaujintas talsas, kur vietoj 5 pasidarė 8, tai bus netaip lengva išklierinti corruptioną iš 16 lokacijos. Ir valykia komponentai. Tai va, jau yra smagu matyti, kad mechai laikosi prie savo bazės, nes kitiem netaip pasisekė, tai labai smagu. Gražus detalus, kaip ir iš bazinio žaidimo, tikrai labai aš džiaugiuosi vis dar, kad būtent Ironclad Editioną pasiėmiau, tikrai atrodo super. Ir antrasis irgi labai gerai atrodantis. Ir tik gaila, kad va tas taretas nesisukinėja, tai būtų iš vis super. Taip, tai čia tokia, nu dar. Jo, tie nauji workeriai, su kuriais pradedam žaidimą. Ir čia komponentai 6 žaidėjui ir dar šiek tiek corruption tokenų. Čia atnaujintos bazės mecham. Tai atsidarykim, pabandykim, nes dabar turėtų ir geriau užsimauti, ir geriau laikytis. Jo, tikrai lengvai užsimauna ir tikrai gerai laikosi. Super. Labai ačiū už šitą atnaujinimą. Na, šį kartą kortelių tikrai yra nedaug, bet tikrai teko matyti jų ir daugiau ir taip pat ir naujų map talsų, tai čia greičiausiai bus jau viskas sekančiame expansionui ir manau, kuris tikrai bus, nes šito expansiono sėkmė, ypač Ironclad Editiono, buvo beprecedentinė. Nauji veikėjai su savo kompanionais. Na jo, gražus, smagus. Tai va, tik tais patikės pasižiūrėti detaliau, matosi, kad šiek tiek skiriasi, ką jie daro, tai tikrai įdomu bus išbandyti. Ir va čia tos kortelės, kur pakeičia žaidimo startą, tai kiekvienas mechas dabar turės ir startinius resursus, su kuriais pradeda. Tai galima pradėti ir su jais žaidimą, ir be jų. Įvairiai, tai dabar žaidimas, manau, dar greičiau suksis, vien dėl to geresnio setupo. Čia greičiausiai irgi atnaujinta kortelė, kažkas buvo blogai. Nepamenu iš tikrųjų originaliam žaidime, kaip jie atrodė. Taip, o čia jau naujos kortelės, nauji itemai. O, Tesla Mega Charger, Sword of Nogai, The Eagle, Ancient Wine, Viticulture, simboliukas, Tainted Medallion. Ir čia Corrupted Mecho kortelės, vat labai įdomu, kaip jis veikia, nes asmeniškai solo žaidimo nebandžiau atnaujinto, nes jį daro atskira kompanija, samdoma Stonemaier Games'u. Corrupted Mecho reference kortelė. Taip, čia dar startinės kortelės 6 žaidėjui. Ir Corrupted Mech reference automo. Ok, tai jo, čia vieną prie kitą reikia sudėti, o dabar jau gerai. Tai va tiek tų komponentų. Susidėti reikės į bazinę dėžę, pasižiūrėti, kaip viskas telpa. Ir išbandyti artimiausiu metu, va kaip tik planuoju. Ir tokie tie 3 expansionai, kuriuos atidariau, labai džiaugiuosi juos gavęs ir tikrai labai noriu išbandyti. Tai šiam kartui tiek. Ačiū už jūsų dėmesį ir iki kito karto. Iki.